Birutė Mar, gėlininkė. Paskutinė dalis. Atkeliavusi į Saulėlydžio aikštę, gėlininkė laukdavo, kol pasirodys Amadėjus. Širdis suspurdėdavo, kai tolumoje subaluodavo jos skrybelė. Kasdieną prie aikštės fontano pasistatęs lagaminėlį paslaptingasis atvykėlis fleita grojo gražiausias melodijas. Vis daugiau žmonių rinkosi į aikštę, sustodavo pakerėti muzikos ir net užmirždavo, kur skubėja. Lėja irgi klausėsi, supdama vežimėlį. Lėjantis garsams it stebuklingam šaltiniui, ji jautėsi laiminga. Prisiminė, kaip vaikystėje senelė mokė ją auginti gėlės, kaip pasakojo keistas istorijas, kad žmonės augo neregimi gėlių elfai, senelė juos net mačiusi. Mažutė Lėja ir pati juos buvo regėjusi, net žaidusi su jais. Dar prisiminė lietų, kuris sykį užklupo ją sėdinčią jaukiame vežimėlyje. Jie ėmė verkti, nes dar nežinojo, kas yra lietus. Atrodė, jis užlis ir paskandins visą pasaulį. Keista, klausydama muzikos, staiga prisiminiau tiek nutikimų, kuriuos jau maniau pamiršusi. Stebėjusi jį. Naujasis draugužis išmokė Lėją gyventi lengvai, kaip drugelis. Daryti ir sakyti tai, ką norisi šią akimirką. Pasakojo apie tolimą šalis ir miestus, kuriuos aplankė keliaudamas. Sakė, jo keliauti galima ne tik traukiniu, bet ir mintimis, svajonėmis. Taip daug įdomiau, gali net nuskristi į kitas planetas, vėl pasimatyti su kadaise sutiktais žmonėmis. O Lėja pasakojo jam visokiausias įdomybės apie augalus, išmintingąją senelę. Supažindino jį ir su kaimyno Aduliu. Traukdamas cigarą, šis porino Amadėjų apie rimtus dalykus. Svečias jo klausėsi, vaidindamas tokį pat rimtuolį, vis slapčia merkdamas gėlininkiai akį. Sykį buvo aplankę ir ponę Leokadiją, kuri pavaišino svetelis kvapne grybienę. Vakarais Lėja pasakojo gėlėms savo nuotykius, o rytą nubudusi laukdavo. Kasgi šiandieną nauja nutiks? Labas, gražuolė Lėja. Labas, Amadėjau. Aidėjo jų balsai ir šmėžavo balta skrybelė. Gal išties, kai širdyje lengva, kaip drugeliui gali mintimis išsklaidyti ne tik debesis, bet ir žmonių liūdėsi, net pykti, stebėjosi gėlininkė. Regis miestelėnai nustojo iš jo šaipytis. Kaimynas Adulis netapo bičiuliu, kas vakarą vaišino saldžia varškę su razinomis. O poetas Klausutis kartą išvydęs gatvelę skubančią Lėją parašė švelnų ir nebeliūdną eilėraštį. Kapt nukrito rasos lašelis, atsimerkė žiedas raudonas, aš tik žalias švelnus lapelis iš dainuojančio rožių sodo. Amadėjus neklydo. Jei gyveni kaip drugelis, laikas lekia nepastebimai. Taip nejučia prabėgo nežinia kiek dienų ir štai vieną vasaros rytą draugužis pasitiko gėlininkę miesto aikštėje, ištiesdamas jai pilną skrybelę, spėkite ko, ogi saldžiausių žemuogių. Čia tau žaliakė. Kalnuos radau jau prisiripusių žemuogių pievą, labiau už viską mėgstu jų kvapą. Jis primena man kitą planetą, kur gyvenimas kvepia žemuogimis. Lėja dėkingai pažvelgė į jį, dar niekad nebuvo gavusi tokios dovanos. Kaip mėgstu žemuogės, tikrai saldžios kaip mėnulyje, paragavusi tarė ji. Nors niekad mėnulyje nesu buvusi, bet tai pirma mintis, kuri šovė į galvą. O mintis strėlė niekad nemeluoja, pridūrė Amadėjus. Ačiū tau, Lėja. Už kągi? Ko sutikau tave, bet visados ateina metas iškeliauti. Ta akimirka vėjas išskleidė jo tamsų apsiaustą. Lėja staiga pajuto, kaip jie suspaudė širdį. Negi Amadėjus ims ir išvažiuos? Šiąnakt sapnavau, kad rėdu traukiniu tolyn. Vadinasi jau metas. Atleisk, juk turiu surasti savo salą. Teisinosi bičiulis. Jis atrodė kitoks nei paprastai, vėl priminė paslaptingą, ką tik sutiktą nepažįstamai. Negalvojau, jo kada nors taip nutiks, kad sustos laikas kaip šiame miestelėje, kad sutiksiu gėlininkę su kūdikiu vežimėliu, išvysiu baltą vaivorykštę, na, žodžiais visko neapsakysi. Noriu tau dar pagroti žaliakę Lėją. Amadėjus pakėlė fleitą prie lūpų ir stebuklingi garsai tarsi karoliukai vėl pasklido po dangų ir žemę. Šį kartą muzika buvo labai liūdna. Tartum dainuotų širdį žinanti, kad netrukus teks atsisveikinti. Lėja prisimena, kaip paskui tylomis palydėjo bičiuliai iki tuščios traukinio stotelės, kaip šaižiai sušvilpė atriedančio garvežio balsas. Amadėjus pakėlė savo dangišką lagaminą ir vėl. It svetimžalis burtininkas iki pat žemės nusilenkęs gėlininkai laipteliai šoktelėjo į traukinį. Kaip gaila, kad išvažiuoji, tyliai ištarė ji. Ir man gaila, Lėja, bet neliūdėk, gal dar susitiksime, juk niekada nežinai, kas nutiks rytoj. Mojavo Amadėjus pro traukinio langą. Ir niekada nepamiršk, esi nuostabi kaip laukinė gėlytė. Labas! Traukinys riedėjo vis greičiau. Jį vėjosi debesis, vėjas, dviratukus skriejantis laiškanešys vėjelis ir garsiai tuksanti gėlininkė širdutė.
Ji pirmąsyk pajuto, ką reiškia, kai iškeliauja draugas, su kuriuo esi pažįstama jau kokį 1000 metų. Kai bėgių dundesys nutilo, Lėja dar ilgai žvelgė į tolį. O kodėl Amadėjus iškeliavo, juk buvo taip gera kartu? Negalėjo suprasti ji. Vieną po kitos valgė visas žemuoges, nė nejausdama jų skonio. Tada nuleido akis ir liūdnai nusišypsojo. Na va, ir vėl pamiršo skrybelę, o sakė, jos niekada niekur nepalieka. Ta vakarą ji nenorėjo kalbėti su gėlėmis. Atsigulusi lovelę vos girdimai tai ištarė. Amadėjus išvažiavo. Vėl pamiršo skrybelę. Kai pagaliau užsnudo, saulutės ėmė pašnibždomis klausinėti išminčiaus Hjacinto. Lėjai kažko liūdna? Taigi, palingavo Hjacintas, žmonėms kartais būna be galo liūdna. Kitaip jie nesužinotų, kas yra džiaugsmas. Ar Amadėjus sugrįš? Nenustygo saulutės. Na, jis vyksta ieškoti salos, kurią kažkada susapnavo, svarstė išminčius. Žmonės turi keliauti tolyn, paskui savo svajones, kokios keistos jos bebūtų. Ak, ir man visai nelinksma. Atsigręžusi į Hjacintą atsiduso saulėgrąža. Žmonės tokie keistuoliai, iškeliauja toli kaip laimė čia pat. Bet manau, Amadėjus sugrįš, juk vėl pamiršo skrybelę. Ir aš taip manau, sukuždėjo orchidėja, o rytoj man jau metas išskleisti savo žiedą ir pradžiuginti šeimininkę. Sako, jei užmiegi su liūdėsiu, nubudus jis jau bus ištirpęs debeseliu pavirtęs. Kitą rytą Lėja priėjo prie lango pasisveikinti su gėlėmis, žvilgsniu paglostė praskleidusi orchidėjų žiedą. Jis buvo gelsvutis, beveik baltas, o viduryje 2 maži ryškiai raudoni lapeliai, tarsi akys. Stebuklas, lygiai po metų vėl pražydo, o viduje tikra karalystė. Grožėjusi ji pasitaisiusi akinius. Taip seniai tavęs laukiau, leis pasigrožėti. Grožėkis, puikavosi išdidi gėlytė, žinanti savo vertę. Juk nėra nieko nuostabesnio už orchidėjos žiedą. Lėja staiga prisiminė Amadėjų. Gal šįryt prasiskleidęs orchidėjos žiedas? Jo dovana? Pamanė ji. Taip, esu Amadėjaus dovana, palingavo žiedas. Jis galvoja apie tave ir siunčia linkėjimus. Ačiū tau, nudžiugo Lėja pašlakšiusi gėlę skaidriais lašais, kurie spindėjo kaip krištolo karoliai saulėje. Tuomet pakėlė nuo stalelio baltą Amadėjaus skrybelę ir ją užsimaukšlino, tarsi norėdama pasislėpti, kad niekas nematytų jos liūdnų akių. Skrybelė, panelė, jums labai tinka, pasakė komplimentą kaimynas Adolis rytą išvydęs ją gatvėje. Atrodėte elegantiškai. Ak, koks puikus šiandieną oras. Tai Amadėjaus skrybelė, ponė Adoli. Jis vakar išvyko. Kaimynų balsai, skubančių miestelėnų žingsniai, rytinės kavos ir šviežių ragolių kvapas, rydantis vežimėliai su gėlėmis. Miestelėje viskas buvo kaip anksčiau. Pasislėpusi po baltą skrybelę, Lėja vėl leido dienas Saulėlydžio aikštėje, supdama savo gėlės. Girdėjo Amadėjaus muziką, tarsi jis tebegrotų visai šalia, o ką jautė jo širdelė, žinojo tik margaspalvės bičiulės. Tai prabėgo žaliasparnė vasara, geltonlapis ruduo, atkeliavo baltutėlė žiema. Ežerą aptraukė ledas, miestelis apsiklojo purė sniego antklodę, ištuštėjo gatvės, žmonės tarsi užmigo palaimingo meškos miego. Tik šiukšlius rytais kasė sniegą, o ponė Leokadija išvesdavo po pusnis pabraidyti šunelį mopsi. Kai ateina žiema, žmonės primena vazonėliuose žydinčias naminės gėlytes, mąstė Lėja. Įdomu, ar Amadėjus jau surado savo salą. Ten turbūt šilta, o šią jūrą jam gera. Žiemą ji dažniausiai tunojo jaukime kambarėlyje žvelgdama į židinio liepsną. Šypsojosi snaudžiantiems augalams, klausėsi jų istorijų, o vakarais atsivertusi pageltusi senelės dienoraštis skaitė prieš daugelį metų jos užrašytus išmintingus žodžius. Gėlė yra stebuklas, ji tokia silpnutė, o gyvena. Pražysta anksti ryte, kelias akimirkas juokėsi, praskleidžia savo kvapą ir nuvysta. Lėja užaugo. Vieną žiemos vakarą tarė savo bičiulėms raktažolė. Kaip užaugo? Nustebo saulutės. Juk ji tokia pat kaip anksčiau. Ne, dabar ji visai kitokia, pritarė Hjacintas. Jau žino, ką reiškia susitikti ir atsisveikinti. Jau išmoko džiūgauti, pasilikti, laukti. Ak, žmonių gyvenimas pasaka, jiems skirta patirti daugybę dalykų, kad suprastų, kokia laimė žydėti, o mes tai žinome išsyk. Todėl mūsų likimas tik laiminga akimirka, sušnabždėjo beužmieganti raktažolė. O kitą pavasarį vėl sužaliavo kalnų pievos, Lėjos darželyje nubudo pirmi žiedai, snieguolės ir žibuoklės. Pirkite gėlių iš mano sodo, vėl šūkčiojo ji keliaudama miesto gatvėmis. Panelės gėlininkės balsas truputį kitoks, liūdnas ir tarytum švelnesnis.
stebėjusi praeiviai. Ir prie jos priejo patys siūlėsi pirkti žiedus. Atrodė miestelis taiga pamilo gėles. Daugelis ėmė puošti augalais savo langus, balkonėlius, gatves. Net namus nusprendė perdažyti spalvotai, kad būtų panašus į gėles. O siauriutė Lietaus gatvė tapo tikru sodu. Visi didžiavosi, jog čia gyvena panelė gėlininkė. Pagaliau buvo nutarta, jei jau miestelis ėmė garsėti gėlėmis, reikia jį ir pavadinti Gėlių miestu. Sargas virš miesto vartų pakabino štai tokį užrašą, kad kiekvienas atvykęs svečias galėtų perskaityti. Sveiki atvykę į Gėlių miestą, kuriame žmonės gyvena kartu su gėlėmis. Nieko sau, gal man padeda Amadėjaus skrybėlė? Stebukladarys nykštukas ar gėlių elfai? Tyliai stebėjusi Lėja, žvelgdama į savo išsipildantį sapną. O gal tai jos pačios širdis tarsi balta vaivorykštė virš ežero apkabino miestelį? Juk ji jau žino, kokia dovana yra sutikto praeivio akis, krepšelį žemuogių, kiekviena akimirka. Jos bičiuliai irgi jautėsi puikiai. Ponas Adulis rytais padėjo kaimyniai laistyti sodą, palydėdavo ją lygi aikštės. Net papuošė žibuoklėmis sūrius savo krautuvės vitrinoje. Grybautoja Leokadija pasisiūlė daryti puokštės iš gėlių ir grybų. Kasdien prasimanydavo vis nuostabesnių. Kelmučiai su pakalnutėmis, lazdynų riešutų šakelės su obelų žiedais. Kepėjas Duoniukas visą gatvę iškabinėjo gėlių formos riestainiais. Poetas Klausutis išmoko rašyti laimingus eilėraščius, nebetikėdamas tais, kurie sako, kad laimingų eilėraščių nebūna. Juk jo miestelėje apsigyveno džiaugsmas. Poetai pirmieji viską pajunta. Ponas Šiukšlius irgi džiaugavo, mat vis daugiau atsirasdavo daiktų, kurie saugo mielus prisiminimus. Miestelio žmonės atrodė kaip po ilgo žiemos miego prasiskleidę žiedai. Atsibudę su varpais išeidavo į gatves pasisveikinti su nauja diena ir vienas kitam nusišypsoti. O vakarais visi susirinkdavo Saulėlydžio aikštėje pasižiūrėti į žvaigždes ir ponas Šiukšlius pasakydavo kalbą. Gerbėmieji Gėlių miesto gyventojai, švenčiame šį vakarą, nes jis vienintelis ir daugiau tokio niekada nebebus. Vieną giedrą dieną į Lietaus gatvę atskriejo laiškininkas Vėjelis. Ei, Vėjeli, kaip sekasi, gerai? Gerai. Tai sudie? Sudie. Pasimatysim ir vėl? Būtinai, pamajavo Vėjelis, bet šį kartą štai jums laiškas. Gėlininkė širdelė suvirpėjo kaip kadaise, juk ji dar niekada nebuvo gavusi laiško. Tačiau nė nepaklausė, nuo ko išsyk atpažino. Vokas buvo dangaus spalvos išpaišytas debesėliais, o už jų švietė saulė, ant voko užrašyta Lietaus gatvė, žaliakiai, gėlininkiai. Laiškas atrodė dar šiltas kaip Duoniuko raguolis. Ji išsyk pažino bičiulio balsą, nors paprastai juk skaitydamas laišką balso negali girdėti. Labas, žaliakė Lėja. Kaip gyveni? Aš suradau salą, apie kokią ir svajojau, maudosi mėlynoje jūroje, valgau mangus ir avokadus, groju fleita. Čia visada šviečia saulė. Bet pasakysiu tau paslaptį, kasdien tave prisimenu, lyg būtum šalia. Susapnavau sapną, kad pargrįšiu į jūsų miestelį. Atvešiu tau žemuogių krepšelį. Saldžių kaip mėnulyje. Labas. PS. Kai susitiksime, pagrosiu, kaip tavęs pasilgau, o tu man padovanosi neužmirštuolių puokštę. Ak, būna akimirkų, kai norisi pašokti lyg dangaus. Perskaičiusi laišką Lėja striktelėjo taip aukštai, net pakilo virš debesų. Žemai regėjo mėlyną jūrą, skriejo virš jos su margasparniais paukščiais, kol tolumoje išvydo mažutę salą ir ant kranto jai mojantį bičiulį. Net girdėjo jo balsą, atsklindantį iš tolo. Labas, Lėja! Labas, Amadėjau! Atliepė ir ji. Lėjai rodėsi, kad visas dangus skleidžiasi stebuklingomis gėlėmis, kokių dar nebuvo regėjusi. O kai nusileido ir parbėgo namo, džiugiu šauksniu pažadino savo gėlės snuduriuojančias saulėtą popietę. Štai, Amadėjaus laiškas, jis sugrįž, greitai sugrįž. Žinoma, sugrįž, pramerkė akis Hjacintas. Žmonės turi keliauti toli, kad vėl sugrįžtų. Kaip negrįši, jei sutikai draugą, kurį pažįsti 1000 metų? Patenkinta priglaudė prie bičiulio savo išdidžią galvą Saulėgrąžą. Juk jokioje saloje nerastum didesnės laimės. Sugrįž, 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 vadinasi artėja laiminga pabaiga? Sušnarėjo saulučių choras. Pabaiga ir vėl pradžia. Tėvišku žvilgsniu jas paglostė Hjacintas ir valandėlę susimastė. Jis regėjo, kaip Gėlių miesto žmonės vėl klausosi stebuklingos Amadėjaus muzikos, šalia vežimėlį supuoja Lėja. Tik vežimėlyje supasi nebe gėlės,
o 2 raudonskruošiai lėliukai. Jie panašus į ką tik prasiskleidusius pumpurėlius ir krykštauja kaip maži žvirbliukai. Štai pažvelkite, kokie mūsų mažyliai, didžiuojasi Lėja praeiviams, nuostabiausi pasaulyje. Išminčius Jacinta žinojo, kad netrukus taip nutiks, kitaip ir būti negali. Juk jei kažkas 2 kart pamiršo skrybėlę, vadinasi, ne šiaip sau. Kita pasaka, kitą dieną, tuo pačiu metu.